Intuicija tai yra aukštesniojo aš arba sielos balsas. Kai kurie dar sako, kad tai yra Dievo balsas, bet jau čia kaip kas kuo tiki, kaip kas ką vadina. Bet šito balso arba kitaip sakant šeštojo jausmo lydimi mes galim priimti savo pačius geriausius sprendimus, priimti pačius geriausius savo pasirinkimus ir mažiau blaškytis ten, kur blaškytis nereikia. Pirmiausiai, tai norint kuo aiškiau girdėti savo intuiciją, reikia kuo įmanoma labiau lankstesnio, atviresnio proto. Kai protas yra uždaras, galbūt pilnas kažkokių išankstinių nuostatų, griežtų ribojančių įsitikinimų, tada intuicija darosi tik tylesnė. Lankstumas leidžia atsiverti naujoms įžvalgoms. Taip greičiau galim pastebėti subtiles detalės ir pajusti tai, kas nėra akivaizdu. Atvirumas savo ir prieš save leidžia intuicijai mus vesti, nes tuomet labiau pasitikim savo vidiniu balsu ir mažiau remiamės vien logika. Nelankstumas labai apsunkina pajautimą tų subtilių signalų, kurie ateina iš mūsų intuicijos. Kai esam lankstus, tada turim galimybę aplamai labiau atsiverti naujoms patirtims. Taip lengviau galim prisitaikyti prie gyvenimiškų pokyčių, galim priimti įvairesnes perspektyvas ir to dėka dar ir vis labiau prarandam baimę nežinomybei, nes atsiranda vis daugiau pasitikėjimo. Ne tik savim, bet ir pačiu gyvenimu. Labai dažnai, kai žmogus yra mažiau lankstus, tada būna pratęs labiau sukontroliuoti dalykus, sukontroliuoti aplinką, procesus, net ir kitus žmones. Toks žmogus nori beveik visada ir beveik viską žinot. Išskaičiuoti, susidėlioti viską kuriam laikui į priekį, į ateitį, viską susidėlioti, taip sakant, į stalčiukus, nes taip jis jaučiasi saugesnis. Bet kai gyvenimas pradeda dėlioti priešingai, tuomet ir atsiranda kančia. Norint turėti kuo labiau lankstesnį protą, reikėtų nevengti atsisukti prieš save ir nevengti atvirumo su savim. Išmokti stebėti savo mintis be kažkokių tai išankstinių vertinimų ir sugebėti nors ir laikinai karts nuo karto vis atsitraukti nuo savo įsitikinimų, kad pasižiūrėti į viską iš tos platesnės perspektyvos. Nes toks požiūris tarsi leidžia kurti erdvę, kurioje intuicija gali ir turi vietos skleistis ir tapti vis labiau aiškesne ir suprantamesne. Meditacija, sąmoningas kvėpavimas, kažkokia kūrybinė veikla labai padeda nuraminti, suminkštinti protą, atitolti nuo tų įprastų kasdienių minčių modelių, šabloninių jau netgi minčių ir atverti duris į tą savo vidinį žinojimą. Kai mūsų protas yra lankstus, tai ne tik, kad girdim savo vidų, bet taip pat ir stiprėja pasitikėjimas savim. Tampam arba pradedam jaustis mažiau priklausomi nuo kažkokių tais išorinių taisyklių, normų, dogmų, netgi ir nuo kitų žmonių ir labiau pasitikim savo pojūčiais. Pradedam daryti sprendimus su vis didesniu užtikrintumu, nes tas užtikrintumas tikras, tas vidinis užtikrintumas. Jaučiam vidum, kad sprendimai ir pasirinkimai daromi teisingai, kad vis tiek nepaisant visko, tas vidinis balsas nuves mus teisinga, tinkama linkme. Taip tampam laisvesni priimti spontaniškus pasirinkimus, daryti sprendimus iš vidinių impulsų ir vis drąsiau įsiklausom į tą savo vidinį balsą, net kai aplinkybės kartais atrodo, kad protui neaiškios arba net rizikingos. Tai iš tikrųjų labai išlaisvina. Taip vis labiau pradedam pasitikėti ne tik savim, bet ir tuo, kas kaip gyvenime dėliojasi, kas vyksta. Man asmeniškai intuicijos lavinimas tai yra menas, kurio tikrai labai verta mokytis ir puoselėti kiekvieną dieną, nes kuo stipriau ji išugdoma, tuo lengviau ir geriau sekasi gyvenime. Po to jau net neina įsivaizduoti, kaip galima gyventi kitaip, kaip galima neklausyti savęs ir kaip nesivadovauti savo tom nuojautom. Tai jeigu šitą procesą sudėjus į apibrėžimą, tai intuicija tai yra gebėjimas spontaniškai, be sąmoningo mąstymo ir loginės analizės suvokti informaciją, situacijas ir priimti sprendimus. Tai vidinis žinojimas arba dar kitaip vadinamas tas šeštasis jausmas, kuris pasireiškia be kažkokių tai aiškių argumentų, faktų, bet dažnai būna labai tikslus, kuris ateina greitai ir natūraliai. Kartais net nesuprantant, iš kur atėjo.
Dažnai intuicija gali pasireikšti per kūno pojūčius. Pavyzdžiui, kai kartais jaučiam tuos vadinamus drugelius pilve, spaudimo pojūtį, tarkim, kažkur širdies srityje, arba vidinį nerimą, kad kažkas negerai. Kai negerai elgiamės, nusprendžiam kažkaip ne taip, kaip turėtume, arba kai pasirenkam neteisingai. Kartais, kai sprendimas yra teisingas, galim jausti ramybės jausmą arba tokią tarsi šilumą kūne. Kai kuriems žmonėms intuicija kalba per trumpus vaizdinius arba simbolius. Tai gali būti labai subtilūs kažkokie vaizdai, vaizdiniai. Intuicija taip pat gali pasireikšti kaip aha momentai. Kai staigiai kažką suvokiam, kai iš kažkur ateina atsakymai į aktualius rūpimus klausimus arba aiškumas, kaip išspręsti kažkokią tai situaciją arba problemą, apie ką jau tarkim ilgą laiką mąstėm, sprendėm, bandėm sudėlioti, bet nesugebėjom rasti logiško racionalaus sprendimo. Intuicija gali pasireikšti ir per emocijas. Pavyzdžiui, kai pajaučiam staigų palengvėjimą, ramybę, džiaugsmą, kai atsiduriam kažkur tinkamoj vietoj arba kai priemam kažkokį teisingą sprendimą, nors protu to nesuvokiam arba logiškai paaiškinti negalim. Galim gauti ir kažkokius subtilius ženklus, kurie taip pat neturi loginio paaiškinimo, bet sukelia stiprų jausmą, pojūtį, kuriuo norisi pasikliauti. Intuicija kyla iš pasąmonės ir dažnai yra paremta ten sukaupta patirtim, prisiminimais ir aplinkos suvokimu, kurio sąmoningai neatpažįstam, sąmoningai nesuprantam, nesuvokiam. Tai gali būti rezultatas daugybės informacijos apdorojimo, kurį protas atlieka pasąmonės lygmenyje. Vieni žmonės turi stipresnę intuiciją, kitiems reikia daugiau laiko ir praktikos, kad ją išlavintų ir kad pradėtų ją pasitikėti. Pasitikėti savo intuiciją reikia ypatingai pradžioj, reikia tikrai gan nemažai drąsos. Kartais gali tekti net su savim pasipykti, tokių vidinių konfliktų apturėti. Yra sakoma, gal esat girdėję, kad pirmos kelios sekundės yra intuityvus pasirinkimas, vėliau jau įsijungia logika. Esu bandžiusi šitą praktiką, bet aš manau, kad kol žmogus nėra pakankamai gerai susidraugavęs su savo intuicija, tai mano patarimas, ar prieš renkantis, ar prieš darant sprendimą, neskubėtų. Geriau šiek tiek daugiau skirti dėmesio, pastebėti save, savo vidų, patyrinėti, ką jūsų kūnas jums sako. Kai jau žmogus gerokai susidraugavęs su savim, su savo intuicija, tuomet gali užtekti ir 2 sekundžių. Nes ką esu pastebėjusi aš pati iš savo patirties, kad taikant šią teoriją, kad per tas kelias sekundės rinkdavausi ne iš intuicijos, bet iš inercijos. Tarkime, intuityvus testas su keliais paveikslėliais, kuriuos reikia intuityviai pasirinkti. Ir iš tos inercijos pasirinkdavau tiesiog tą, už kurio labai greitai akis užkliūdavo, kuris pasirodydavo gražiausias. Ir dar iš to, kad reikia padaryti sprendimą greitai, jausdavausi viduj įtampą. Tai va čia toksai tiesiog pavyzdys pamąstymai, kad nėra kur skubėti su mokymosi procesu. Skirtumas tarp intuicijos ir logikos kartais gali būti gan subtilus, gali būti sunku susigaudyti kur kas, bet yra keli pagrindiniai bruožai, kurie padeda tai atskirti. Logika remiasi nuosekliu mąstymu ir sprendimų priėmimu pagal aiškius faktus ar argumentus. Tai procesas, kurio metu nuosekliai apmąstomi variantai, privalumai, trūkumai, sudėliojami pliusai, minusai ir analizuojami variantai. Kiekvienas žingsnis turi aišku kažkokį pagrindimą ir gali turėti net pagrįstą seką, kuri veda prie kažkokio tais galutinio varianto ar sprendimo. Susiveda į kažkokį tais aišku, logišką tašką. Galima viską pagrįsti ir aiškiai pasakyti, kodėl, kas, iš kur ir kaip. Logika siejasi su sąmoningu mąstymu, o intuicija labiau yra susijusi su jausmais ir vidiniais pojūčiais. Logikos pagrindu priimami sprendimai dažnai yra intelektualūs ir išsamei išnagrinėti. Logiški sprendimai visada turi aišku paaiškinimą. Galim pasakyti arba net įrodyti, kodėl priėmėm tam tikrą sprendimą. Tikriausiai kiekvienam yra buvę, pasitaikę, kai nepaklausėm savo nuojautos, kai kažką tai sugalvojom, pasvėrėm, racionaliai išskaičiavom
ir atrodė, kad viskas pavyks, pasiseks, žodžiu, kaip ten sako, eisis kaip per sviestą. Bet viduj kažkaip priešingai jautėsi, kažkas ne taip, nepaklausėm ir vėliau taip susidėliojo viskas, kad tiesiog nepavyko, nors nuojauta tada ir sakė, kad nepavyks, kad kažkas tai ne taip, nors buvo aiškiai, logiškai išskaičiuota, išstrateguota ir viskas atrodė, kad eisis labai gerai. Tai apibendrinant, kaip sprendimuose atpažinti, kur sprendimas yra daromas iš intuicijos, o kur remiantis logika, tai intuityvus sprendimas dažniausiai kyla greitai ir jaučiasi kaip natūralus, nors kartais trūksta loginio paaiškinimo. Jį lydi stiprus vidinis žinojimas. Dažnai tai gali būti kūno pojūčiai, neturintys loginio pagrindo. Pavyzdžiui, nerimas arba kaip tik ramybė dėl tam tikros, tarkim, situacijos. Loginis sprendimas dažniausiai reikalauja daugiau laiko ir analizės. Jis yra grindžiamas informacija, faktais ir aiškiais argumentais. Sprendimas yra lengvai paaiškinamas ir suprantamas, nes jis turi kažkokį tais aiškų pagrindimą. Kai vis tiek iškyla problema, dilema, ar tai yra intuicija ar vis dėlto logika, kai reikia sprendimo ar jeigu dar abejojat, jei dar nesate tikri, kuo vadovaujatės, tuomet užduokit savo klausimus. Ar aš galiu aiškiai paaiškinti, kodėl tai yra teisingas sprendimas? Jei taip, tikėtina, kad vadovaujatės logika. Ar aš tiesiog jaučiu, kad tai teisinga, nors negaliu pasakyti kodėl? Jei taip, tai tikėtina, kad tai yra intuicija. Čia procesas, kuris reikalauja tikrai nemažai laiko ir nuoseklumo. Intuicija dažnai prabyla labai subtiliai, taip pat labai subtiliai ir ugdosi, lavinasi. Todėl vėlgi būtina stengtis būti su savim švelniems, nes ne visada iš karto galima pajusti kažkokius tai ryškesnius pokyčius. Kai kurie žmonės dar turi reikalų ir su kontrole. Tai kartais jiems gali kilti noras paspartinti procesą, paspartinti rezultatą, paforsuoti, taip sakant. Todėl gali tekti ugdytis ne tik intuiciją, bet kartu ir kantrybę. Stenkitės priimti kiekvieną savo mokymosi etapą tokį, koks jis yra. Be skubėjimo, be griežtų lūkesčių savo, be rėmų ir svarbiausia, be destrukcijos. Mokantis įsiklausyti į savo intuiciją, svarbu duoti savo laiko, reflektuoti savo patirtis, savo patirtus pajaustus subtilius jausmus, pojūčius, emocijas ir įstengti pastebėti, kad ir mažus, bet labai reikšmingus pasikeitimus, kurių tikrai sulaukiam visi, jei tik nuosekliai dirbam su savim. Mokymosi ir augimo procese yra svarbiausia nenaudoti prieš save destrukcijos, nejaust kaltės ir nepykt ant savęs. Ir jei reikia nuolat savo primint, kad tik su kantrybe galim pasiekti tą tikrą gylį, pasiekti kokybiškesnį gyvenimą ir susikurti tvirtą pagrindą vėl tolimesniam savo augimui. Sąmonė, pasąmonė ir intuicija yra glaudžiai ir neatsiejamai susijusios. Visi šie trys aspektai dalyvauja priimant sprendimus ir suvokiant aplinkinį pasaulį. Intuicija dažnai kyla iš pasąmonės, o po to sąmonė jau padeda suprasti ir interpretuoti gautus intuityvius signalus. Pasąmonė tai yra mūsų proto dalis, kuri veikia be sąmoningo mąstymo, veikia automatu. Pasąmonė savyje kaupia visą informaciją, patirtį, emocijas ir pojūčius, kurių mes tiesiogiai nepastebim, kadangi pasąmonė nuolat skanuoja, stebi aplinką ir renka iš tos aplinkos informaciją. Intuicija dažnai kyla būtent iš šitų giliai įsišaknijusių, giliai įsirašiusių, surinktų žinių, surinktos informacijos. Pavyzdžiui, galim turėti kažkokią nuojautą dėl kažko, nors sąmoningai negalim paaiškinti, kodėl taip jaučiam, kodėl tai jaučiam. Tai mūsų pasąmonė siunčia būtent iš tos savo taip vadinamos saugyklos signalą, kad kažkas mūsų aplinkoje galbūt kelia grėsmę, ar galbūt yra tiesiog svarbu į kažką atkreipti dėmesį. Pasąmonė apdoroja viską, ką patiriam per visą savo gyvenimą ir saugo ten giliai, savo saugykloj, kaip prisiminimus, kurie suformuoja tam tikrus mūsų elgesio modelius, tam tikrus elgesio ir mąstymo šablonus. Kai susiduriam su kažkokia tai nauja situacija, pasąmonė gali labai greitai atpažinti panašias patirtis iš praeities ir siųst mums intuicinius signalus, impulsus apie tai, ką turėtume daryti.
Dažnai intuityvūs signalai kyla labai greitai ir gali būti nepaaiškinami logiškai. Tai yra todėl, kad pasąmonė apdoroja informaciją už sąmonės ribų, o mes sąmoningai nežinom, kaip šitas procesas vyksta. Nes kaip žinia, yra sakoma, kad dažniausiai pasąmonės yra 95%, sąmonės 5%. Pasąmonė naudoja visą mūsų sukauptą patirtį ir žinias ir dėka to mes gaunam tuos impulsus. O sąmoningo proto dėka mes galim mąstyti, analizuoti ir suvokti pasaulį jau logiškai ir racionaliai. Sąmoningumas čia mūsų. Kai gaunam intuicijos signalus iš pasąmonės, tada sąmonė padeda mums juos interpretuoti ir priimti sprendimus. Nors intuicija yra greitas, nesąmoningas procesas, sąmonė leidžia mums sustoti, kai gaunam impulsą ir apsvarstyti, apmąstyti, ką tas impulsas mums nori pasakyti. Galim apmąstyti, kaip mes jaučiamės ir ar verta pasitikėti šitą nuojautą. Gavom impulsą, sustojom, pamastėm, apsvarstėm ir tada priėmėm sprendimą, jeigu to sprendimo reikia, arba tiesiog suvokėm, ką tą akimirką turėjom suvokti. Kadangi sąmonė labiau yra linkusi į logiką ir analizę, todėl kartais galim abejoti intuiciją. Intuityvūs signalai gali būti ignoruojami arba net atmesti, ypatingai jeigu sąmoningam protui reikia kažkokių tai faktų, įrodymų ir patvirtinimų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl kartais žmonės nepaiso savo intuicijos, net jeigu jinai vėliau pasirodo ir buvus teisinga. Būtent tam ir yra reikalingas lankstesnis, atviresnis protas. Idealus variantas yra, kai intuityvūs signalai iš pasąmonės yra derinami su sąmoningu mąstymu, kad būtų priimti optimaliausi sprendimai. Idealu jau būna tada, kai išmokstam ir žinom, kur kada kurį naudoti ir kai jau nelieka vidinių konfliktų. Gavom impulsą, pareflektavom, kas čia apie ką ir dėl ko, ir tada priėmėm sprendimą, jeigu to sprendimo tuo metu reikėjo, nes ne visada ir viskas yra vien tik tai apie sprendimus ir pasirinkimus. Tai apibendrinant, pasąmonė pateikia intuityvius signalus greitai, dažniausiai remdamasi surinktomis savomis žiniomis ir informacija, ir šie signalai pasiekia sąmonę kaip nuojauta, staigus vidinis žinojimas arba kaip kažkoks tai kūno pojūtis. O po to sąmonė interpretuoja ir vertina šiuos signalus, kartais juos patvirtindama arba atmesdama, priklauso nuo to, kiek jie logiški atrodo. Kuo daugiau praktikuojam klausimąsi savo vidinio balso ir derinam jį su sąmoningais sprendimais, tuo stipresnis tampa mūsų gebėjimas pasikliauti intuiciją. Tuo mažiau pasipriešinimo lieka vidiniams impulsams ir tuo mažiau vidinių konfliktų turim. Pradedam veikti išvien su savo siela ir su visata. Susilygiuojam, kitaip sakant. Dabar dar šiek tiek apie intuicijos stiprinimo įrankius. Įrankiai, kurie gali sustiprinti intuiciją ir kurie gali padėti geriau atpažinti savo vidinius signalus. Gal ir nustebins, kad taip paprasta, bet genialumas ir slypi paprastume. Visiškai kasdieniai, paprasti būdai intuicijos stiprinimui, kuriuos kiekvienam galima prisitaikyti ir daryti kiekvieną dieną. Tai pirmas yra meditacija. Meditacija aplamai kaip įrankis, manau, kad bent jau teoriškai, tai tikrai visi žinom, kad yra pritaikomas ir naudojamas labai plačiai. Taip pat meditacija labai tinka ir intuicijos stiprinimui, nes meditacijos beveik visos daugiau ar mažiau yra apie susijungimą su savim. Kaip žinia, meditacijų dabar yra visokiausių, jų tikrai labai daug ir atsirinkti galima visiškai pagal save. Sekantis įrankis – gamta. Gamtos mylėtojams labai tinkamas intuicijos stiprinimo įrankis gali būti netgi toks, nes būtent gamtoj lengviau pastebėti savo jausmus ir mintis, nes tokia aplinka padeda nurimti protui. O nurimus protui galim pastebėti ir net kai pasikeičia nuotaika, galim klausyti savo intuityvių impulsų. Pavyzdžiui, kai ateina noras bevaikštant tiesiog sustoti ir stebėti ką nors, arba atsisėsti kur nors ir tiesiog sėdėti ir atsipalaiduoti. Kai skiriam laiko stebėti aplinką, galim lengviau pastebėti ir savo vidinę būseną. Toliau yra taro kortos, intuityvios kortos. Tai toks įrankis gali lavinti ir intuiciją, ir logiką, ir vaizduotę. Traukiam kortas intuityviai ir žiūrim, ar rezonuoja. Jų dabar taip pat yra
labai daug ir visokių. Sekantis įrankis yra intuityvūs judesiai. Kai kurių moterų labai mylimi intuityvūs šokiai, bet nepriklausomai nuo lyties, jie yra praktikuojami ir vyrų, ir moterų. Šokis pagal pajautimą, judėjimas pagal kūno pajautimą. Kartais kai kuriems žmonėms būna nejauku tiesiog šokti namuose, netgi ir tada, kai jų niekas nemato. Nejaukumo ir tokios tarsi lyg gėdos pojūtis būna. Tai tokiems žmonėms ypatingai rekomenduoju tai praktikuoti. Ir būtinai pabandyti tiems, kurie dar aplamai nėra bandę būtent intuityvių judesių. Ir moteriškai energijai labai tinka, išjudina energiją ir išjudina pastrigusias užspaustas emocijas iš kūno. Ir taip pat tai yra intuicijos signalų pajautimo lavinimas, nes tuo metu klausomasi kūno ir kreipiamas dėmesys būtent į kūno pojūčius. Na ir dar vienas intuityvus valgymas. Tai yra nekemšant į save viską ar bet ką, kas papuola ir bet kada, bet pajaučiant, ko kūnas, ko organizmas nori. Jeigu žmogus nenori valgyti pusryčių, bet valgo, nes reikia, tai reikėtų bent jau pabandyti, reikia pasidėti į šoną ir klausyti savęs. Na, nebent jeigu tas reikia yra dėl kažkokių tai sveikatos problemų ar sutrikimų. Tai va tokie atrodytų visiškai paprasti dalykai, nuo kurių ir reikėtų pradėti. Nes intuicija taip paprastai, po truputį vėliau galima pradėti integruoti aplamai į visas gyvenimo sritis. Tai ir pirma užduotis yra pasirinkti bent vieną arba geriausiu atveju bent kelis iš šitų įrankių, tam, kad dar labiau susijungti, susidraugauti su savim. Jeigu pasirenkam pasivaikščiot, tai vadinasi sąmoningai stebim save, sąmoningai tikrinam, tyrinėjam impulsus. Kur traukia? Ar traukia į dešinę pusę eiti ar į kairę? Tiesiai ir apsisukti ir eiti atgal. Jaučiam. Bandom pajaust, pagaut pasąmonės signalus. Kuo dažniau klausom savęs, vėliau tuo labiau ir dažniau pradedam pastebėti dar ir sinchroną. Kad visi įvykiai turi kažkokią seką. Tarkim, išeinu pasivaikščiot, suku ten, kur traukia, sutinku kažkokią tai seną pažįstamą, kurios nemačiau 10 metų, o ji pasirodo turi ten kažkokio tai žmogaus kontaktus, kurių labai reikėjo, bet niekaip niekur nepavyko gauti. Žmogus, kuris mažiau pastabus tokiems dalykams, tai tokiais atvejais sako, o, koks sutapimas. Bet čia yra tiesiog sinchronas. Įvykių grandinėlė ir kuo labiau sąmoningai stebim save, sąmoningai savęs klausom ir taip sąmoningai pagal intuiciją darom sprendimus, tuo daugiau palankių galimybių susilaukiam, tuo daugiau durų atsiveria, tuo palankiau ir pozityviau pradeda dėliotis tos įvykių sekos. Kai pradedam matyti vis daugiau tokių sekų, tada vis mažiau pradedam nurašyti didžiąją dalį gyvenimo likimui. Ir tada nieko daugiau nelieka, kaip tik prisiimt atsakomybę už save ir už savo gyvenimą, nes suprantam, kad didžioji dalis to, kaip kas vyksta, kaip kas dėliojasi gyvenime ir ką būtent turim šiandien, yra mūsų pačių kažkokių padarytų sprendimų kažkada padarytų pasirinkimų rezultatai. Ir tada, kai pradedam atsekti tas įvykių sekas, atsukti įvykių grandinėles, dar dažnai šiek tiek ir pasidaro gėda. Ir pasitikėjimo savimi, ir pasitikėjimo savo intuicija lavinimas yra labai panašus į bet kokio kito įgūdžio lavinimą. Ir intuicija, ir pasitikėjimas auga praktikuojant, įsiklausant į save, į aplinką ir stebint, kaip intuicija pasireiškia kasdienybei. Todėl būtina skirti laiko ir tam, kad išsiaiškint savo baimes. Būtina atkreipti dėmesį į savo baimes ir peržiūrėti, ar jos kyla iš tikrųjų, iš realių situacijų, ar vis dėlto iš kažkokių tai praeities patirčių ir įsitikinimų. Ir bent jau pabandyti savo įsivardinti, kaip ta baimė trukdo išgirsti intuiciją. Kai žinom, kokios baimės veikia mūsų sprendimus, lengviau suvokti, kad jos dažnai yra tik mintys, o ne realios kažkokios tai grėsmės. Vien tik kai suprantam savo baimes, kitaip tariant, kai identifikuojam savo baimes
jau taip sumažinam jų galią. Didžioji dalis identifikuotų dalykų vien dėl to netenka savo svorio, nes būna ištraukti į šviesą. Toks susitikimas akis į akį su savo baimėm jas sumažina, o bėgimas nuo jų kaip tik tas baimės išdidina. Baimės dažnai atsiranda iš praeities patirčių, nesaugumo jausmo, perdėtų kažkokių norų, lūkesčių ir net iš prisirišimo. Bet jei konkrečiau, kas yra ta pati baimė, tai yra emocinis stresas. Baimė yra emocinis stresas, kuris verčia gyventi išlikimo režimu. Prisigalvotos baimės siunčia organizmui tokius pačius signalus, kaip ir pajutus realų pavojų iš aplinkos, kuomet įsijungia tas kovok arba bėk režimas. Nuolat save laikant tose prisigalvotose baimėse ir dar plus kitose kažkokiuose negatyviose emocijose organizmo ląstelės, kurios turėtų natūraliai regeneruotis ir gydyti organizmą, užsidaro ir gijimo procesai nutrūksta. Nes protas tuos prisigalvojimus užskaito kaip realias grėsmes. Protas neskiria, kur yra realu, o kur išgalvota. Todėl netikėkit viskuo, ką galvojat. Tai tokios emocijos ne tik, kad blokuoja intuicijos balsą, bet dar ir aplamai kenkia organizmui. Tai atpažinti tą skirtumą tarp intuicijos ir baimės galima pirmiausiai, kai pajuntamas vidinis signalas, reikėtų skirti šiek tiek laiko pastebėti, kas ir iš kur kyla. Tik praktikuojant savistabą, po truputį galima vis labiau pradėti skirti, kur yra kas, kur iš tikrųjų yra kas. Intuicija, jau kaip žinia, dažnai yra švelnus ir ramus žinojimas, o baimė stiprus nerimą keliantis kažkoks tai jausmas. Jau kaip minėjau, yra labai svarbu leisti savo suklysti, leisti savo būti netobulam, priimti, kad kartais galima ir suklysti, net jei ir pasitikite, ne savo intuiciją. Atleidus savo tokį savo netobulumą, lengviau paleisti ir tas pačias baimės ir aplamai eksperimentuoti su intuicija. Žinokit, kad visur visada yra tikimybė klaidai ir šitą nuolat karts nuo karto būtina savo priminti. Ir svarbiausia yra nesikoncentruoti į tai, kad tarkim suklydot, o tą dėmesį ir laiką geriau skirti paanalizavimui, kas buvo ne taip. Būtinai be savęs smerkimo ir kažkokių tai priekaištų savo. Intuicija vystosi per praktikas ir patirtį, o klaidos tiesiog padeda suprasti, kaip geriau ją naudotų. Dabar kaip tvarkyti su tom baimėm, kurios vis tiek vis kyla, tai būtų gerai išmokti, suprasti, suvokti, išmokti, transformuoti savo baimės į teigiamą energiją. Suvokiant jas kaip energiją, kurią galima kitur panaudoti, kitur nukreipti. Kad tai yra tik emocija, tai yra tik energija, kurią galim valdyti visi. Jei bijom kažko, tuomet klausim savęs, kaip šita baimė gali tapti įgalinanti, kaip gali tapti motyvacija arba ką galim iš to išmokti. Kai baimės laikom tiesiog iššūkiu arba galimybę kažką išmokti, pradedam matyti jas ne kaip kliūtis, o kaip tiesiog galimybės. Dar baimės galima sumažinti praktikuojant baimių paleidimo meditacijas. Kas nenori ar negali medituoti, galima tiesiog, kai kyla baimė arba abejonės, skirti laiko įsiklausyti į kūną. Pastebėti, kur kaupiasi įtampa, tiksliau kurioj kūno vietoj, pavyzdžiui, kakle, pečiuose ar kažkur kitur. Ir vizualizuoti, kaip tos baimės pamažu išeina iš tos kūno vietos su kiekvienu iškvėpimu. Galima įsivaizduoti tas baimės kaip kokią tamsią arba pilką energiją, kuri išeina iš kūno su kiekvienu iškvėpimu. Dar galima bent jau mintyse kelis kartus pakartoti. Tu man atitarnavai, aš tave paleidžiu. Bet prieš tai yra būtina identifikuoti. Vizualizuoti dar galima save šviesioj auksinės spalvos energijoje arba tokiam burbule. Ir mintyse kelis kartus taip pat pakartot, kad aš esu drąsus arba drąsi, nes veikiu išvien su Dievu. Arba aš esu drąsus, drąsi, nes veikiu išvien su visata. Kartais padeda
tiesiog giliai pakvėpuot ir padaryti kokius nors tempimo pratimus, nes kūnas kaupia įtampą ir taip užlaiko energiją. Pratampius kūną, jame esančios įtampos atsipalaiduoja. Tai kai pajaučiama baimė, tai reikia priminti savo, kad ji yra laikina. Baimės dažnai kyla ir praeina, bet intuicija lieka stabiliu vedliu. Suvokus, kas yra baimės, iš kur jos kyla ir kad jos yra laikinos, lengviau nesusitapatinti su jomis ir nuo jų atsitraukti. Integruoti intuiciją į visas savo gyvenimo sritis galima per labai mažus eksperimentus. Todėl naudoti intuiciją reikėtų priimant mažus kažkokius sprendimus. Pavyzdžiui, net pasirenkant knygą skaitimui arba intuityviai atsiverčiant tam tikrą knygos puslapį arba net pasirenkant iš to puslapio eilutę. Tik po to dar būtų gerai pastebėti, kaip jaučiatės padarę tam tikrą intuityvų sprendimą ir pasirinkimą ir stengtis pajausti, ar rezonuoja. Tokie visokie maži dalykai leidžia praktikuotis ramiai, neskubant, be spaudimo, o tai didina dar ir pasitikėjimą vėliau priimti intuityvius sprendimus vis didesniuose gyvenimo aspektuose. Iki kol intuicija ir tampa gyvenimo vedliu. Vėliau netgi gali pradėti jausti, kas ir net kada, tarkim, jums paskambins, parašys, užsuks į svečius, kas apie jūs galvoja ir panašiai. Nes intuiciją galima labai išlavinti ir ko pasekoje atsiveria ir visokios kitokios dovanos. Tai linkiu, kad vis labiau ir vis labiau tas intuityvus vedimas taptų norma.